3 dienas Dievas lankė savo tautą. Dievas aplankė savo tautą. Aš sakau, kad Dievas aplankė savo tautą, turėdamas omenyje tai, ką mes išgyvenome per šias 3 dienas. Tie vyrai ir moteris, kurie niekada nesusitikdavo, pagaliau pasimatė. Kokia didžiulė paslaptis šiame žodyje matytis. Nes jau vienas žmogus yra paslaptis, o jie ne tik, kad pasimatė, bet jie suartėjo, pasikalbėjo, išklausė vieni kitus. Nuo 2005 rugsėjo 11 iki 13 dienos senovinėme Liono mieste Prancūzijoje daugiatūkstantinės minios akivaizdoje vyko ypatingas renginys. Italijoje gimusios bendruomenės Sant Egidijo iniciatyva 300 visų pasaulio religijų atstovai susirinko 3 dienoms pasimelsti kartu, išklausyti vieni kitus, pasikalbėti, užmegzti nuoširdų pokalbį ir drauge brandinti humanizmą, gebantį kurti taiką tarp tautų ir žmonių. Mes, vyrai ir moteris, priklausantys skirtingoms religijoms, mes esame įsitikinę, kad be taikos ir ramybės pasaulis praranda savo žmogiškumą. Mes išgirdome šauksmą tų, kurie kenčia nuo karo ir terorizmo. Žmogaus gyvybė yra šventa, pasaulis pavargo gyventi baimėje. Religijos nenori smurto, karo ir terorizmo. Mes tai garsiai sakome visiems žmonėms. Mes meldėmės už taiką ir ramybę pasaulyje. Ašhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dėl Dievo, pagal musulmonų suvokimą, ramybė ir taika ateina iš tikėjimo. Musulmonas tiki, kad pats Dievas yra taika ir visus mus jis kviečia į taiką. Aš manau, kad vienybė tarp religijų bus pasiekta tuomet, kai religijos sugrįš prie savo pirminio šaltinio. Tokia yra islamo prasmė. Islamo, kuris kviečia į brolystę ir atsiduoti Dievo rankas. Tūkstantis 1945 rugpjūčio 6, 8 val. 15 minučių pirmą kartą žmonijos istorijoje miestas buvo nusiaubtas atominės bombos. Hirasimos miestas pavirto pelenais. Karas tai žmonės, kurie žudo vieni kitus. Štai todėl mes pasisakome prieš bet kokį karą. Mes tikintieji, mes turime priešintis karui. Mes norime ranka rankon su kitomis religijomis priartinti pasauliui taiką, mūsų pasaulyje įkurti rojų žemėje. Toks yra mūsų galutinis tikslas.
Pirmiausiai mes dėkojame Dievui, kuris mums davė gyvenimą. Po to mes prašome atleidimo už kasdienius trūkumus, o vėliau mes atleidžiame vieni kitiems. Taip elgdamiesi, mes galime savo širdise susikurti ramybę. Mes žinome, kad pasauliui yra suteikta nuostabi priemonė, taika, ramybė. Jei mes jos neturime, neturime nieko. Todėl gerai yra kartoti maldą, kurioje mes linkime, kad Dievas išskleistų ramybės palapinę. Sur tous les hommes. Comment ils peuvent avoir la paix dans le monde si les chrétiens n'ont Kaip gali būti pasaulyje taika, jeigu tarp pačių krikščionių jos nėra? Pirmiausiai mes, ramybės vaikai, patys turime susitaikyti tarpusavyje. Štai didžioji krikščionė atsakomybė dėl taikos prieš pasaulį. Le monde peut changer. Pasaulis gali keistis. Jis gali tapti žmogiškesnis ir taikingesnis. Mes nepasiduodame, nes mūsų tikėjimas uždega mūsų viltį, palaiko mūsų silpnume ir uždega mūsų širdis. Pasauliui reikia širdžių, kuriuose gyventų tikėjimas, nes žmoniškesnis pasaulis negali būti be dvasingumo, be tikėjimo. Šie užmegzti ryšiai, ši draugystė su kitais žmonėmis, kurie yra tokie skirtingi, yra mūsų laiko ženklas ir nurodymas. Mes, priklausantis Net for God maldos tinklui ir besidarbuojantis už krikščionių vienybę bei taiką pasaulyje, mes tegalime tik įsiklausyti į tai, kas skelbia šis ypatingas renginys. Kaip taip gali būti, kad vyrai ir moteris, priklausantys skirtingoms krikščioniškoms konfesijoms, skirtingoms pasaulio religijoms, šiandien susitinka, vienijasi ir telkiasi dėl taikos? Kur yra šio kvietimo slėpinys? Kur yra Sant Egidijo bendruomenės, šio didžiulio renginio organizatoriaus pašaukimo šaltinis? Bendruomenės įkūrėjas ir vadovas Andrėja Rikardi štai ką mums papasakojo. Atsimenu, tai buvo 1968-ieji. Prancūzijoje, taip pat kaip ir Italijoje, Vokietijoje ar Jungtinėse valstijose kilo jaunimo pasipriešinimo judėjimas. Ten vyravo maišto dvasia. Štai toks buvo kontekstas, o mes, jaunuoliai iš vieno turtingo Romos licėjaus, sudarėme grupę. Mano tėvas buvo banko prezidentas.
Gyvendami šią 1968 dvasia, mes norėjome kažką nuveikti, tačiau politikoje aiškiai matėsi tam tikras dviprasmiškumas. Keisti pasaulį – tai labai gerai, tačiau santykiai tarp pačių vadinamųjų revoliucionierių buvo blogi. Tuomet, po ilgų mąstymų, nusprendėme, kad pirmiausiai reikia keisti žmogų. Bet kaip jį pakeisti? Kas gali jį pakeisti? Štai mes atsivertėme Evangeliją, Jėzaus Evangeliją, kurioje, atsimenu, buvo kalbama apie Jėzaus stebuklus, apie Jėzų ir vargšus iš Mato Evangelijos 9 skyriaus. Pradėję skaityti Evangeliją, susimąstėme, ką ji mums nori pasakyti. Ją perskaitę, ką turime daryti, kaip jai atsiliepti. Mūsų atsakymas prasidėjo nuo maldos. Meldėmės gatvėse, su jaunimu, pas žmones. Tačiau vėliau ieškojome toliau, kur ji mus nori nuvesti. Ji mus vedė pas vargšus, Romos priemiesčių vargšus. Tai buvo Sant'Egidio bendruomenės pradžia. Evangelija, malda ir vargšai. Taigi, 1968 Roma dar buvo panaši į trečiojo pasaulio miestus, kuriame gyveno daug skurstančių šeimų. Pradėjome nuo švietėjiškos veiklos, po to susipažinome su elgetomis, su senais žmonėmis, narkomanais. Prieš mus atsiskleidė vargšų pasaulis. Štai tokia yra mūsų istorija, kuri prasidėjo Romoje, o ir baigėsi visame plačiame pasaulyje. Mums tai buvo atradimas. Evangelija išgelbėjo mus nuo ideologijos, nuo ideologinio įkalinimo ir suteikė mums žmogaus pirmumo skonį, žmogaus ir ypač vargšo. Gyventi tuo, kuo gyvena Sant'Egidio, nėra sudėtinga. Te reikia būti broliais ir seserimis. Reikia melstis ir mylėti vargšus. Danielė Pompei yra Sant'Egidio bendruomenės imigracijos tarnybos atsakingoji. Kiekvieną antradienio popietę ji atvyksta čionai padėti žmonėms, neseniai į šalį atvykusiems emigrantams, kurie susidūrė su sunkumais. Kai man buvo 15-16 metų, dar besimokydama licėjuje, taip kaip šiandien daro dauguma paauglių, aš buvau nutolusi nuo bažnyčios ir nebevaikščiojau į ją. Per mokyklą susipažinau su keletu žmonių iš Sant'Egidio bendruomenės, kuri man papasakojo apie kaimyninius kvartalus, kuriuose gyveno vargšai. Tai yra žmonės, kurie gyveno skurdžiau už mane. Vaikščioti moterims šiuose nepopuliariuose kvartaluose buvo nepatariama. Kai ten nuvykau, mane labai sujaudino santykiai su vargingesniais už mane vaikais, to meto Italijos vaikais. Taigi, nuo tada aš ėmiau padėti vargšams ir Evangeliją palaipsniui pradėjau pažinti kitokiu būdu. Bėgant metams, aš supratau, kad Evangelija mane kvietė padėti vargšams ir kad šitaip aš galėjau tarnauti Jėzui, kuris buvo vargšuose. Va bene, facciamo così, allora un pochino di tempo ce l'abbiamo, appena io ho qualche notizia, diciamo... Svarbiausias dalykas yra turėti ryšį su Evangelija, su malda. Jei nebūtų meilės Evangelijai, meilės maldai, būtų buvę sunku išsilaikyti tiek metų.
Jėzus sako, aš jums sakau, kiek kartų padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Skaitydama šį palyginimą iš Mato Evangelijos 25 skyriaus, dažnai pagalvoju, kad mums krikščionėms reikia suprasti ir patirti tai, kad vargšai turi tapti mūsų mokytojai. Kai rankose jūs laikote Dievo žodžio šviesą, niekada nevenkite vargšų. Vargšai yra mūsų mokytojai. Aš tikrai manau, kad vargšai yra sakramentas, kad Jėzus yra vargšuose. Francesca Zuccari yra bendruomenės atsakingoji už tarnystę su vargšais. Čionai, Mansos valgykloje, kuri yra įsikūrusi pačiame Romos centre, yra 3 kartus per savaitę dalijamas karštas maistas maždaug 1500 visuomenės užmirštiesiems. Bendruomenės dėka aš pažinau vargšų pasaulių ir ypač tai, ką Evangelija nori pasakyti šiam pasauliui. Ji yra geroji naujiena tiems, kurie yra išbandymuose. Šios valgyklos durys yra atviros visiems jau 15 metų. Mes norime, kad tie, kurie čia ateina, jaustųsi kaip namie. Mes norime susitikti su kiekvienu, sužinoti jo vardą, paklausti apie jo praeitį ir sužinoti, kaip galėtume jiems padėti. Jie yra mūsų šeima. Šioje Dievo šeimoje yra mūsų broliai. Anche qui nella mensa noi viviamo una grande esperienza di convivenza tra persone molto diverse tra di loro. Mansoje susitinkame su įvairiausiais žmonėmis. Čia ateina jauni ir pagyvenę italai, žmonės, turėję skaudžią praeitį. Ateina ir daug užsieniečių iš daugiau nei 100 tautų. Taip pat kitų tikėjimų žmonių, įvairių konfesijų krikščionių. Tai yra pavyzdys, kad jei mes norime susipažinti ir bendrauti, jei siekiame vieni kitų pagarbos, mes galime sugyventi. Iš esmės tai dialogas, tarp konfesinis dialogas, ekumeninis dialogas, tarp vargšų, kurie gyvena sunkias situacijas. Tra persone povere che vivono una situazione difficile. Kalėdiniu metu kasdieninis vaizdas pavirsta labai gražia švente. Maistas yra gaminamas ir čia Mansoje, o kartu ir Santa Marija in Trastevere bažnyčioje, kurioje Romoje meldžiasi Sant'Egidio bendruomenė. Labai svarbu yra darbuotis drauge. Kiekvienas mažiausias dalykas tampa dideliu, jei yra daroma su meile. Tai lobis, kuris pasidaugina, nes tai yra Dievo meilė. Man atrodo, kad tai ir yra mano gyvenimo prasmė. Aš galiu kažką padaryti dėl kitų. Aš noriu, kad šis prieš daugelį metų prasidėjęs nuotykis tęstųsi visą mano gyvenimą. Mūsų pastangos, mūsų darbavimasis dėl taikos prasideda nuo vargšų, nuo karo sukelto skurdo. Karas yra skurdo motina ir skurdas yra karo motina. Tarp jų yra tamprus ryšys. Taigi, taikos problema, taika visur, o ypač ten, kur karas ir skurdas. Būdama solidari ir veikdama išvien su vargšais visame pasaulyje, bei nuo 1980 metų susikūrusi tarptautinį draugų tinklą, Sant'Egidio bendruomenė yra pašaukta būti taikos tarpininkė
daugelį pasaulio konfliktų. Šitaip 1992 spalio mėnesį Romoje Sant'Egidio patalpose pasirašyta taikos sutartis dėl Mozambiko sustabdė pilietinį karą tarp Frelimo vyriausybės, kuri po nepriklausomybės išliko valdžioje, ir Gerija judėjimo. Šis senas 16 metų besitęsiantis konfliktas pareikalavo milijono mirčių, daugiau kaip milijonas žmonių turėjo pasitraukti į užsienį ir 4 milijonai buvo išblaškyti šalies viduje, neskaitant sugriautos ekonominės šalies infrastruktūros. Mūsų lažybos Mozambike buvo darbas dėl taikos. Mes supratome, kad jauni ir seni, vyrai ir moteris, visi tie, kurie meldžiasi, gali susitaikyti. Kančioje mes, krikščionys, turime ramybės jėgą. Ir čia, Sant'Egidio, 2,5 metų mes organizuodavome susitikimus dėl taikos, diskutuodavome. Čia dalyvavo prancūzai, amerikiečiai, italai, jungtinės tautos bei 2 Mozambiko delegacijos, vyriausybė ir Gerija judėjimas. Mes derėjomės kaip tarptautiniai derybininkai. Nusivylę žmonės pradėjo suprasti, kad karas negalėjo atnešti tarpusavio taikos. Ištisas valandas kalbėdamėsi su vienais ir su kitais įgijome jų pasitikėjimą. Vienintelis mūsų ginklas buvo ne doleris, bet žodis. Kiekvienas turi savo metodą. Mums krikščionims yra labai svarbu apsijungti dėl taikos tikslų. Senasis Konstantinopolio patriarchas Atenagoras sakydavo: bažnyčios seseris, o tautos broliai. Kiek dvasių, demonų, neapykantos ir karų praslydo pro krikščionių susiskaldimo spragas. Melsti taikos vienybėje yra labai daug, nes mūsų krikščioniška jėga yra taip pat tame, jog mes tikime ramybę ne tuomet, kai vyksta karas. Kai bendruomenė švenčia Eucharistiją karo metu, tai jau yra taikos ir ramybės pergalė. Kai meldžiamės už taiką, mes jau tikime ją. Aš truputėlį pasireklamuosiu. Aš paruošiau knygą, kuri vadinasi Prevencinė taika. Kitaip sakant, krikščionis turi ramybę ir taiką prieš karą, karo metu ir po jo. 1986 spalio 27-ąją pirmą kartą istorijoje popiežius Jonas Paulius II sukvietė į Asyžių ant Šventosios Pranciškaus kalvos pasaulio religijų vadovus. Tai buvo jo mintis ir tik jo. Kardinolas Ečegarai taip pat buvo vienas iš Asyžiaus organizatorių. Tikrai, būti tokiu privilegijuotu liudininku yra malonė. Man atrodo, jog tai iš tikrųjų buvo istorinė diena, unikali diena. Bet kuriuo atveju tai buvo pirmoji žmonijos ir bažnyčios istorijoje. Kad Jonas Paulius II išdrįstų pasikviesti kitus kaip brolius ir nieko daugiau, ne kaip popiežius. Visas jo elgesys Asyžiuje buvo parodymas, kad jis nėra aukščiau už kitus religijų vadovus. Labiausiai, ko gero, tą dieną mane sujaudino tai, kad visi buvome susirinkę maldai, kaip vaikai. Diena buvo labai apsiniaukusi, rytą lynojo,
Tačiau štai prieš piet staiga virš Asyžiaus pasirodė nuostabi vaivorykštė, kuri visiems priminė pirmąją biblinę vaivorykštę, pasirodžiusią virš Nojaus arkos. Sur l'arche de Noé. Et alors tous là, nous nous sommes sentis vraiment des... Visi mes iš tikrųjų pasijutome Nojaus palikuonimis, tais, su kuriais Dievas sudarė sandorą. Katalikai ir nekatalikai, krikščionys ir nekrikščionys, atvykę iš visų horizontų, susirinkę iš viso pasaulio, mes pasijutome viena šeima, to paties Dievo šeima. De la même famille, la famille du même Dieu. Nuo to laiko popiežius vartojo išsireiškimą Asyžiaus dvasia, turėdamas omeny tai, kas buvo tą dieną išgyventa ir ko nereikia pamiršti. Be to, Asyžiaus dvasia nėra vien tik Dievo dvasia. Šitame išsireiškime yra ir žodis Asyžius, primenantis Poverelio, Pranciškų ir jo seserį Klarą. Asyžiaus dvasia nori parodyti, kaip iš tiesų gyventi Evangeliją, taip kaip Pranciškus ją gyveno, pačiu radikaliausiu, paprasčiausiu ir giliausiu būdu. Aš norėčiau pateikti savo vieną asmeninį liudijimą. Aš supratau, jog turiu melstis už žmones, už kuriuos iki šiol nesimelsdavau, nors visa širdimi tikėjau, jog turiu katalikišką širdį, o tai reiškia universalią širdį. Tačiau taip nebuvo. Aš supratau, kad turiu keistis tuoj pat, nebejojant. Šį mėnesį mes jums siūlome melstis už Sant'Egidio bendruomenę. Taip pat mes jums siūlome, jog drauge melstume Dievą, kad Jis mums suteiktų Asyžiaus dvasią, šią atvirumo kitiems ir draugystės dvasią, kad mylėtume vargšus ir darbuotumėmės vardan taikos ten, kur gyvename. Šiam mėnesiui skirtas Dievo žodis yra paimtas iš Mato Evangelijos 25 skyriaus 40 eilutės. Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte.